visada girdžiu tokius juokus į savo pusę. Nu ką, sako, šildymo sezonas baigėsi, dabar galit patostogauti, bet galiu nuliūdinti visus, kas taip galvoja. Ne. Tai vat būtent, kai tik baigėsi šildymo sezonas, prasideda mūsų darbymetis. Ir mes nuo pirmos dienos, kai baigėsi šildymo sezonas, iškart pradedame ruoštis naujam. Šiuo metu mūsų vidutinis tinklo amžiaus Vilniaus mieste siekia apie 30 plus metų. Bet jeigu paimti atskiras tinklo dalis, tai kas liečia senamiestį, Antakalnio zonos, tai yra tinklų, kurie pastatyti 50 metais, 60 metais. Jau yra vietų, kur mes priversti rekonstruoti ir nelaukti, kai jis sproginės. Vietas rekonstrukcijai parenkam keliais būdais. Visų pirma, turime pasitvirtinę metodiką ir kasmet atliekame hidraulinius bandymus visų miesto tinklų. Tai vat rezultatai bandymų taipogi įkrenta į metodikos rezultatus, kurie yra vertinama labai daugybė faktorių, apie 100. Nuo kamerų būklės, kokia ten yra būklė, statybinės konstrukcijos būklės, visokiausios armatūros būklės, izoliacijos būklės, taipogi kokie defektai atsiradę buvo tinkle, nuo defektų pobūdžio, ar tai vidinės korozijos defektai, išorinės korozijos defektai. Aišku, nevertinami mechaniniai pažeidimai, kurie atsiranda dėl išorės veiksnių, bet visų šitų faktorių visuma padeda mums padaryti metodiką ir kiekvieno tinklo ruožo atkarpai skirti balą. Ir pagal tą balą, kai jisai jau yra, mes vertiname, kurioje tinklo zonoje yra pažeidžiamiausias tinklas ir tas tinklo ruožas prioritetų tvarka būna įtraukiamas į rekonstrukcijos sąrašą. Mūsų tinklas tai yra kaip organizmo venos, kuriais teka kraujas, o čia yra tekantis mūsų termofikatas. Ir kad jį galima būtų rekonstruoti, bet kuriuo atveju jį reikia atjungti. Visų pirma, atkasti, nupjauti ir pakeisti naujų. Tačiau dėl šitų darbų atlikimo mes turime tokią problemą kaip vartotojų atjungimai. Šiuo metu mes stengiamės būtent šilumą patiekti mūsų klientams ir kad jie nuo to nenukentėtų nuo mūsų vykdomų darbų. Todėl mes priimam dažnai nestandartinių sprendimų, tvarkome tinklą įrengiant laikinas trasas, statome mobilias katilines atskirose vietose ir stengiamės vartotojui užtikrinti šilumos tiekimą ištisus metus. Dažniausiai visi atjungimai trunka iki 5 dienų, nes suprasti reikia tai, kad yra dėl miesto gatvių ar kitų dalykų nebūna galimybių įrengti laikinų trasų. 5 dienų terminas atrodo pakankamai ilgas atjungimas, tačiau per šitą 5 dienų terminą kartais pasikloja 100 metrų vamzdynų, pasistato nauja armatūra, tinklas yra išbandomas, padaromi visi geodeziniai matavimai, atliekami tinklo atkasimo, užkasimo darbai. Tai šitie darbai dėja užtrunka pakankamai ilgą laiką.